Tai labas vakaras ir šiandien sukviečiau Jūs į tokį webinarą, į praktinį webinarą. Taip, prašom išjungti mikrofonus, Jurgita. Ir noriu iš karto dalintis ekranu. Taigi, webinaras "Kaip atstatyti energiją ir gyvenimo džiaugsmą". Tai jeigu Jūs šiandien susirinkote, tai aš spėju, kad pas Jūs visas vienaip ar kitaip yra energijos daugiau ar taip mažiau tas trūkumas. Ir taip, aha. Ar matosi? Noriu paklausti, Raimonda, tavęs, ar aš matausi, ar tik tai matosi, apie ką webinaras? Viskas matosi ir tu, ir tavo skaidrė. Tai labai gerai, nes aš tavęs dabar nematau, aš dabar tada susikoncentruoju kol kas į tokią įžanginę dalį, o po to, žinokit, šiandien skirsim didžiąją dalį jums išbandyti, praktikuotis, išmokti emocinės laisvės techniką ir pradedu. Taigi, mes bandysim, nebandysim, žiūrėsim, kaip gausis, pakelti savo energiją, nors jau yra vakaras ir aš suprantu, kad moteris jūs pavargusios turbūt po savo darbo dienos ir žiūrėsim, koks čia įvyks tas mūsų pokytis. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad kaip ir žadėjau visoms jums, kurios dalyvaujate tiesiogiai, jūsų laukia dovana ir po šio susitikimo aš jums elektroniniu paštu atsiųsiu nuorodą, kurioje rasite mano 3 minučių pratimą su pasaulyje plačiai naudojamomis emocinės laisvės technikomis. Tai yra, tas pratimas yra sukurtas tokiam nerimo ir įtampos sumažinimui, kuris būna dėl ateities. Ir jį aš pati nufilmavau, būdama prie jūros, Palangoje, ir parinkau žodžių seka, taigi per 3 minutes įsijungę tą pratimą, jūs pamatysit, kaip greitai, efektyviai pasikeis jūsų vidinė būsena ir bus visiškai kitas požiūris į save, į savo gyvenimą. Tai va tokia dovana jūsų laukia ir labai džiaugiuosi, kad pasirinko dalyvauti gyvai. Ir galiu dar pristatyti apie save. Tai aš esu sveikos gyvensenos ir emocijų trenerė, kai kas iš jūsų mane pažįstate. Ir aš turiu ne tik holistinės mitybos ir gyvensenos ugdymo specialistės, nes aš esu baigusi tokią holistinės mitybos mokyklą pasaulyje, Institute for Integrative Nutrition. Tai aš metus mokiausi online New Yorko tam institute ir šiaip aš turiu dar ir medikės išsilavinimą. Ir ką dar? Aš pasiėmiau kaip įrankį emocinės laisvės technikas ir jau 9 metus šis įrankis yra tiek mano šeimoje, tiek man dirbant su klientėmis. Taigi jisai mano toksai yra pagrindinis. Ir kol prieš pasakojant apie emocinės laisvės technikas šiek tiek giliau, noriu, kad jūs kiekviena padarytume tokį įsivertinimą balais nuo 0 iki 10, koks dabar yra jūsų nuovargis arba energijos trūkumas. Tai galite, jeigu turite popieriaus lapą, užsirašyti, jeigu neturit, įsiminkit. Tai koks būtų skaičius? Jeigu, pavyzdžiui, yra nuovargis didelis, tai gali būti, kad tada koks skaičius, koks 8, 7, taip. O jeigu pavargusi visai nedaug, tai galbūt bus 2 arba 3, taip. Taip, užsirašom. Tai yra svarbu, nes gale webinaro pasitikrinsim dar kartą, ar įvyko kažkoks pokytis. Ir paprašysiu įvertinti dar vieną rodiklį.
savo nepasitenkinimą. Tai gali būti nepasitenkinimas savo gyvenimu, kad va, čia aš tokiam užburtam rate, čia sukuosi kaip voverė, taip toliau. Arba savimi, arba savo gyvenimu. Tai koks tas nepasitenkinimas? Irgi nuo 0 iki 10, tai 10 yra labai didelis jau nepasitenkinimas esama situacija, o jeigu vos jaučiamas, tai kokie 2-3. Ir čia yra toksai jausminis dalykas. Tai visiškai suprantama, kad ryte jūs galite jaustis vienaip, po pietų kitaip, o vakare išvis prastai. Tai va, tai pasižiūrėsim, kaip čia keisis webinaro metu. Ir grįžtam prie emocinės laisvės technikų. Tai yra ne šiaip savo kažkieno sukurtas dalykas, bet praeitam šimtmetį, 70-metį, tai jau apie 25 metus, yra šis metodas ir jis pagrįstas daugiau nei 100 tyrimų, ne tik tai tyrimų, bet ir visų straipsnių, aprašymų. Ir jis yra vadinamas pritaikytas savipagalbai. Tai yra toks metodas, kuris buvo sudėtingas kažkada pradžioje, po to jį supaprastino, taip kad galėtų kiekvienas, netgi vaikas, naudoti savo poreikiams, ir jis lengvai išmokstamas ir įrodytas tyrimais. Taip, tai dar noriu pasakyti, kad jeigu jums įdomu daugiau sužinoti apie tą visą mokslinį pagrindimą, yra netgi speciali svetainė, vat parašiau yra jos adresą, ten galima anglų kalba surasti tokį trumpą filmuką. Ir ten yra daug straipsnių, daug tyrimų, viskas susijęs su emocinės laisvės technikom. Čia man matosi paveikslėlį tapping scene. Tai tapping tai yra tappingas, verčiant iš anglų kalbos, nes Amerikoje emocinės laisvės technikos dažnai naudojamas emotional freedom technique arba tapping. Tai galite išgirsti arba taip, ir čia nėra skirtumo, čia apie tą patį. Tai va, tai čia yra medžiaga, kuri skirta tiek gydytojams, psichikos sveikatos priežiūros specialistams, pedagogams, visiems, kuriems rūpi tas streso mažinimo metodas, jo pagristumas ir veiksmingumas. Tai galbūt ir iš jūsų kažkam norėsis ten pasižiūrėti šiek tiek giliau. Ir dar, ką noriu pabrėžti, kad šiuo metu milijonai žmonių visame pasaulyje sėkmingai taiko emocinių laisvių technikas įvairiose savo gyvenimo srityse. Ir tai tik tai didėja, tas žmonių skaičius auga ir, kaip dažnai mėgstu sakyti, jis paplitęs labiausiai ten, kur kalba anglų kalba. Nuo Amerikos, Anglijos, Australijos ir visur kitur. Tai labai labai plačiai, tik Lietuvoje galbūt nėra taip žinoma. Taip, ir kas yra patvirtinta moksliniais tyrimais, tai moksliniais tyrimais patvirtina, kad EFT, vadinsiu sutrumpintai, pirmiausia yra kaip priemonė stresui mažinti ir kortizolį žemina ir labai gerai padeda miegui, jeigu yra kažkokie sutrikimai. Taip pat nerimą mažina, palengvina skausmą ir gerina darbingumą, viešą kalbėjimą ir apskritai visą žmogaus gyvenimo kokybę. Aš taip galiu dabar pasakyti, tuo įsitikinau. Taip per daug prie to nesustosiu, nes toliau dar paminėsiu, kokias, kam galima taikyti, kur galima taikyti. Noriu pasakyti, kad šis metodas tai yra rytų medicinos ir vakarų psichologijos sinergija. Tai yra paimta geriausios dalis iš tų abiejų kultūrų. Ir kaip tai vyksta? Tai mes ką darom? Mes tuksenam keliais pirštais meridianų taškus, jie yra ne šiaip
bet kur tas taškas, bet jie yra tikslus, aš vėliau visus parodysiu, mes visus išbandysim. Ir mes ant veido, ant kūnų tam tikrą seka juos tuksenam. Labas, Ingutė, aha, išjungiai gerai. Tuo pačiu metu sutelkiam dėmesį savo į tai, kas mums neduoda ramybę. Ar kažkokios emocijos, ar kažkokie fiziniai negalavimai. Ir mes apie tai galvojam, apie tai kalbam ir kartojam ties kiekvienu tašku. Tai vėliau padarysim tą pratimą su, pavyzdžiui, su pykčiu. Tai galėsit pačios pamatyti jau kaip taikoma tiksliau. Taip, ir šitas psichologinių problemų sprendimas, tuksenant tuos specialius taškus, priklauso sričiai, kuri yra palygintis nauja energinė psichologija. Ir visos šakos, kurios priklauso šitai energiniai psichologijai, jos yra pasižymi tuo, kad yra labai efektyvios ir greitai veikia. Ir rezultatai yra ilgalaikiai, ne šiaip, kad mes čia padirbėjom 5 minutės, padarėm pratimą, pavyzdžiui, žiūrėk, po pusvalandžio jau vėl blogai. Tai ne, jeigu mes padirbėjom, pasikeitė mūsų ta vidinė būsena, tai ir laikosi tol, kol mūsų kažkas vėl neišderino, vėl kažkur mes ten ar pavargom, ar dar kažkas ten nuliūdino stipriai, vėl kažkoks. Tai rezultatai yra ilgalaikiai. Ir kaip veikia? Tai turim tokį migdolinį centrą, šiaip jis abiejose pusėse. Ir kai mes spaudžiam kokį tai tašką, vieną iš tų, kuriuos dar parodysiu, tai neuronų taškais nueina į smegenis ir veikia va tą streso centrą smegenyse. Jis yra vadinamas migdolu. Ir atminties centrą hipokampą. Taip, tai paaiškinsiu iš eilės, kaip tai veikia. Tai dabar įsivaizduokime, kad kažkokios kilo nemalonios emocijos, kažkoks gali būti ar tiek pyktis, baimė, liūdesys, ir jas gali netgi dažnai sukelti kažkas iš praeities. Pavyzdžiui, prisiminiau, kad kaip tenai draugė mane ten įžeidė dar kažką, ir viduje sukyla ta stresinė reakcija. Tai kas tada darosi? Smegenyse įsijungia toks pavojaus signalas. Tas mūsų migdolas yra sužadinamas. Ir tada smegenis ima ruošti mūsų kūną kovoti arba bėgti, dar gali būti tas sustingimas, Apie šitą tikrai daug kartų girdėjote. Tai mums į kraują išsiskiria iš karto kortizolis, adrenalinas, pradeda daužyti širdis, pakyla spaudimas ir taip toliau. Tokie nemalonus reiškiniai. Ir mes tada pradedam stuksentis, taip, atsisėdam, skiriam tam šiek tiek laiko. Ir kas atsitinka, tas migdolas nusiramina, vėl sugrįžta į savo tą neutralią poziciją. Ir užtenka vos kelių minučių ir stresas yra neutralizuojamas. Tai va, čia taip greitai. Tikiuosi, kad viskas aišku, jeigu ne, galėsiu vėliau atsakyti jūsų klausimus, pasiliksim juos pabaigoje, gerai. Ir dabar greitai prabėgsiu, kada gali būti naudojama šita technika. Tai pirmiausia, jinai naudojama streso ir nerimo mažinimui. Tada visokiems trauminiams įvykiams iš vaikystės, iš tų negatyvių prisiminimų, jiems neutralizuoti. Taip pat puikiai veikia, kai yra kažkokios baimės ir fobijos. Pavyzdžiui, skrydžio, tamsos, kažkokių gyvūnų ir taip toliau. Ir labai padeda, jeigu yra kažkokia liga, kažkoks skausmas, tai padeda viską sumažinti ir netgi sveikti. Tada priklausomybei nuo įvairių medžiagų, tiek nuo cukraus, nuo alkoholio, cigarečių, ir emocinis valgymas taip pat labai, labai tinka jam tvarkyti. Tai valgymo sutrikimai, svorio reguliavimui, kaip jau minėjau, rezultatų pagerinimui, tiek viešo kalbėjimo prieš egzaminus, prieš kažkokius svarbius tokius renginius galima naudoti. Ir
man labai patinka šitas dalykas, apie kurį dabar pasakysiu, tai ribojančių įsitikinimų perrašymui, transformavimui. Nes mes visos turim viduje savo kažkokius įsitikinimus, kurie yra mums trukdantis ir tokie kaip ir sunku juos apčiuopti, bet kai mes juos surandam, tai vat aš ir padedu pirmiausia juos perrašyti į tokius, kurie padėtų turėti tą gyvenimą, kokio mes norim. Ir kaip jau minėjau, šitos technikos lengva tiek išmokti ir galim jau tada taikyti tiek savo, tiek savo artimiesiems, tai netgi savo vaikams. Ir pereisim prie pagrindinio emocinės laisvės techniko recepto. Taip, toks yra receptas, tai dabar prašau jūsų dėmesio ir pradedam visada nuo to, kad mes, kaip aš darau, atsisėdu ramiai kažkur į vietą, kur manęs gal net kažkas negirdėtų, neblaškytų, turiu lapą su popierium ir aš užsirašau arba mintise savo įvardiju, tai kas čia dabar yra ta problema, kokia čia ta emocija, kuri man trukdo, kurią aš norėčiau pakeisti. Tai ir tada galim, kol mokomės paimti kaip vieną, pavyzdžiui, pyktis. Jaučiu viduj pyktį, man nemalonu jausti tą pyktį, taip, nes tos žemos emocijos, jos kaip nemaloniai veikia. Ir tada aš įsivertinu, kaip jūs pradžioje, kaip jūsų prašiau įvertinti nuovargį ir nepasitenkinimą, tai įsivertinu tai, ką turiu, įsivertinu nuo 0 iki 10. Tai jeigu 0 yra mažiausiai, tai 10 yra daugiausia. Taip. Ir dabar, tai stuksenu tą paruošiamą į sakinį ir karate tašką ant delno briaunos vidurio. Taip. Stuksenu ir jau galiu sakyti, 3 kartus kartoju tai, ką aš jaučiu ir įdedu į tokį sakinį, kurio pradžia ir pabaiga visuomet ta pati. Tai nors aš jaučiuosi, pavyzdžiui, pikta ir galiu paaiškinti, kodėl. Pavyzdžiui, ant savo vyro pykstu, jis čia pavėlavo, aš negalėjau, kažkur išskubėjau, turėjau lėkti. Ir pabaiga priimu ir myliu visą save. Taip, 3 kartus tą patį pakartojam. Tai mes darysim vėliau, galėsim pasipraktikuoti, o dabar noriu dar pasakyti, kad tinka stuksentis, kai eisim per taškus ant kūno, tiek 2 rankom, tiek 1 ranka, nes veikia vienodai. Kai stuksenam, mes naudojam arba 2 pirštus, arba galim ir daugiau, ir tuos 3 pirštus didžiuosius. Ir taip, ir mes, kai stuksenam dabar pagal tam tikras seką, aš juos parodysiu kiekvieną tašką toliau, mes sakome tokį trumpą priminimo frazę. Pagal tą problemą, kuri mus jaudina, kuris slegia. Tai pirmas taškas yra viršugalvis. Tai pirmas taškas. Stuksenu švelniai tašką ir sakau, pykstu, čia tokia trumpa frazė, taip įvardiju. Einam prie antro taško, antakio pradžios taškas. Pykstu. Galiu sakyti, aš pykstu, aš labai pykstu. Nėra didelio skirtumo, kaip šnekam, svarbiausia šnekėti tai, kas ant liežuvio, tai, ką jaučiam, išsisakyti. Taip, trečias taškas, tai yra išorinis akies kraštas. Ant kaulo, einam žemyn nuo antakio ir ant kaulo yra tas taškas. Ketvirtas taškas po akimi. Pykstu, aš pykstu. Taip. Ir 5 taškas po nosytę. Galima taip, jeigu nagučiai trukdo, arba tiesiai. Pykstu, labai pykstu. 6 taškas yra ant smakro. Tikiuosi gerai matosi, taip? Inga, palinksėk, matosi? Matosi labai gerai. Pykstu. Einam prie 7 taško, man jis labiausiai patinka. Tai yra raktikaulio taškas. Ir jį galima tuksenti netgi plačiau ir taip intensyviau.
priklauso nuo atvejo ir jį galima naudoti netgi vieną. Pavyzdžiui, aš naudoju, kai važiuoju mašiną ir kažkur skubu, vėluoju, tai tada tiesiog pasistuksenu nors vieną tą tašką. Galima bet kokiu atveju jį naudoti. Ir dar ką jis daro, čia dar ir limfa drenuojasi. Taip. Ir paskutinis taškas, tai yra apie 10 cm po pažastim, ten, kur praeina liemenėlė. Ir stuksenam viena arba dviem rankom, dviem sunkiau ir kartoju tą savo priminimo frazę. Taigi, tokiu būdu mes baigėme vieną ciklą, tai pastebėjot, kad ėjom nuo viršugalvio žemyn ir pabaigus ciklą, kai jau mes nusprendžiam, kad gerai, aš jau sustoju, tada mes giliai įkvepiam, iškvepiam ir galim netgi viduje užsimerkti, savo susikaupti, pajusti, tai kaipgi čia dabar pasikeitė, nes mums reikia įvertinti. Įvertinam, kaip sumažėjo va tas pyktis, kaip pavyzdyje buvo. Taip gali būti visaip. Gali būti, kad jisai sumažėjo, gali būti, kad išliko toks pats, bet labai retais atvejais būna ir taip, kad pakyla. Nes atrodo, tas jausmas lyg pasislėpęs, o kai mes atkreipiam dėmesį, jisai iškyla. Tai va, tai ką reikia daryti iš tikrųjų? Reikia kartoti. Vėl pradedam nuo karate taško, jeigu kažką keičiam, pavyzdžiui, prisiminiau, kad aš ne tik pykstu ant vyro, bet dar jaučiuosi kalta. Tai pasakau, nors aš jaučiuosi kalta, priimu ir myliu visą save. Ta pabaiga yra speciali, priimu ir myliu visą save, nes kai tik mes priimam tą situaciją, kurioje esam, tai iš karto vyksta pokytis, iš karto vyksta gydymas, toks vidinis. Tai tie žodžiai ne šiaip sau. Tai kaip tada reiktų stuksentis toliau? Tai darom kelis tuos ciklus, taip, ta sekos tvarka ir tol, kol sumažės. Stuksenamės tol, kol sumažės. Čia netgi turiu pasirašius, kad jeigu nukrenta iki 0,2, tai viskas jau galima pamiršti, eiti prie kito dalyko, bet visada labai svarbu įsivertinti. Užsirašiau pradžioje ant lapo, taip, turėjau ten skaičių didesnį, ar kokį beturėjau, ir užsirašiau pabaigoje. Tai koksgi įvyko tas pokytis. Ir norisi gerti, kai stukseniesi, tai toks skaitosi detoksas emocinis, tai visada paturiu turėti vandens. Ir, kaip ir sakiau, atkreipkime dėmesį, kaip jautėmės prieš ir kaip jaučiamės po. Nes kartais labai dažnai būna, kad neužfiksuoja, kad kažkaip pamiršta. Tai mes einam prie praktinės dalies, aš viskas išjungiu savo šitą medžiagą ir jau jūs matot mane ekrane pilnai, taip? Labai gerai, ir dabar pradėsime praktinę dalį. Pirmoje daly mes pasiruošim darbui, pasiruošim priimti šitą medžiagą, šitą techniką, nes technika iš tikrųjų atrodo truputėlį keistai ir juokingai. Ir labai dažnai būna, ką žmonės sako, tai kaip čia taip gali būti? Atrodo viskas taip paprasta, tik keli taškai, čia pasistuksenom ir ką jau čia turėjo padėti. Tai kartais žmonės įpratę prie sunkesnių kažkokių, kad reikia sunkiai kažką daryti ilgai, vaikščioti pas terapeutą ir taip toliau. O čia galima taip greitai, paprastai, tai nuimsim tą vidinį pasipriešinimą. Ir dabar, kai duosiu jums vieną pratimą ir kai aš sakysiu frazes, tai norėsiu, kad jūs tada sau garsiai kambary, ten, kur sėdit, jeigu negalite garsiai sau mintise, kartotumėt, bet nors lūpomis judinkit, kad jūs darytumėt ir judesius, ir kartotumėt tuos žodžius, taip, kad tas poveikis būtų maksimalus. Tai pirmiausia, užduotis. Įsivertinam, koks yra vidinis pasipriešinimas. Tai vėl prašysiu iš jūsų užsirašyti skaičių arba savo įsiminti, koks yra skaičius nuo 0 iki 10.
vidinis pasipriešinimas. Tai jeigu didelis, tai bus 8, 9, 10. Jeigu mažas, kad visiškai galvojat, ai čia aš tą Giedrę pažįstu, pasitikiu, nėra jokio pasipriešinimo, atėjau pati savo norų, tai viskas su manimi yra tvarko. Taip, tai prašom užsirašyti. Ir antras skaičius, norėsiu apie bejėgiškumą. Bejėgiškumą kažką pakeisti. Taip, kad jau bandėt, keitėt kažką, darėt, šitiek seminarų vaikščiojot ir niekas čia nesikeičia, aš jau čia per sena ar kokia nevykusi, kad čia ne man. Tai kiek to bejėgiškumo, kad apskritai gali kažkas čia įvykti. Taip, turim antrą skaičių. Jeigu daug bejėgiškumo, tai didelis skaičius, jeigu nėra to bejėgiškumo, tai rašom 0, 1, 2. Labai gerai, šaunuolės, užsirašėt. Ir dabar, taip, aš prašysiu kartoti paskui mane. Stuksenam karate tašką ir sakom, nors aš jaučiu vidinį pasipriešinimą tam, kas čia vyksta, priimu ir myliu visą save. Antras sakinys bus kitoks. Nors kažkuri mano dalis priešinasi ir nenori keistis, priimu ir myliu visą save. Noriu pakomentuoti, kad taip gali būti, viena dalis nori, kita nenori. Ir trečias sakinys. Nors aš jaučiuosi bejėgė kažką pakeisti savo gyvenime. Priimu ir myliu visą save. Šaunuolės, taip, einam prie taškų ant kūno, viršugalvis. Tas vidinis pasipriešinimas. Antakio pradžia. Viena dalis nori kažką keisti. Einam žemyn ant akies krašto. Kita priešinasi. Labai gerai, po akimi. Keisti sunku. Aš negaliu pakeisti savo gyvenimo, po nosytę. Taip, virš smakro. Jau ne kartą bandžiau. Raktikaulio taškas. Jaučiuosi bejėgė. Ir po pažastim tas pasipriešinimas. Einam toliau viršugalis. Atėjau į webinarą, kad gaučiau savo naudos. Pati pasirinkau, nusprendžiau. Labai gerai. Akies kraštas. Todėl tai ir darau. Po akimi paleidžiu pasipriešinimą. Šaunuolės. Po nosytę leidžiu savo keistis. Ir virš smakro aš galiu pakeisti viską, ką tik noriu. Taip. Ir raktikaulio taškas, aš esu tam pasiruošusi. Kvėpuojam, nepamirškit kvėpuoti. Paskutinis taškas, aš visiškai ir pilnai priimsiu save ir mylėsiu. Nesvarbu, pasikeisiu ar ne. Įkvepiam, iškvepiam ir trumpam užsimerkiam. Gali būti, kad širpuliukai kažkokie bėgioja, energijos ar rankose, ar ant kūno, šiluma galbūt. Taip, atsimerkiam ir prašau, pasižiūrėkit į savo arba prisiminkit savo tuos balus. Kiek liko vidinio pasipriešinimo arba kas su juo pasidarė, gal pakilo, gal sumažėjo. Taip, užsirašom. Ir kiek to bejėgiškumo? Ar atsirado vilties, kad kažką galim padaryti, ar niekas čia nesikeičia? Taip, gerai, labai greitos visos. Dabar einam prie antros praktinės dalies. Tai yra legalizacijos metodų vadinu ir tai yra gana nauja, aš jį naudoju
visai neseniai pradėjau naudoti. Apie jį galite pasiskaityti kažkur internete. Man jisai šiek tiek panašus su tappingu, su emocinės laisvės technikomis, tuo, kad mes ne tik tai priimam ir mylim visą save, bet dar pripažįstam, kad tai, kas vyksta gyvenime, viskas yra reikalinga ir viskas tai yra, kaip turi būti, viskas yra gerai su tuo. Tai va, ir dabar noriu paprašyti, kad viena iš jūsų pasidalintų savo, kodėl atėjote į webinarą. Kodėl, ar papasakoti, norėčiau, kad šiek tiek trumpai kelias minutės papasakotum apie tai, kaip tau galbūt trūksta energijos. Vat tą savo problemą, kuri užkabino ir dėl jos atėjai į šitą webinarą. Tai mes po to išklausysim ir galėsim padaryti tokį tą legalizacijos metodų, tappingo pratimą su tuo legalizacijos metodu ir pasižiūrėsim, pritaikysim naudą visos savo, galvodamos apie save. Tai prašom, pakelkite rankytę, kas nori kalbėti ir būkite drąsios. O, Raimonda. Taip, šaunuolė, Raimonda, klausau. Galiu aš pasisakyti, kadangi dirbu aptarnavimo srity, tai bendravimas yra su daug žmonių per dieną ir telefonu, ir gyvai atėjusiems į saloną, tai kartais jaučiu, kad dienos pabaigoje tiesiog būnu išsekusi. Vien nuo to bendravimo ir nuo to davimo žmonėms, kalbėjimo, aiškinimo ir apskritai nuo to davimo žmonėms, tą emociją ir tą ryšį. Tai būna taip, kad po darbo išeinu ir einu tiesiog namo pėsčiomis, nors darbas yra Antakalnyje, o gyvenu Baltupiuose. Tai netgi taip pareinu. Taip, kad tiesiog išsivedintų galva ir kad tiesiog paleisčiau viską, ką surinkau per visą dieną. Gerai, o kaip su nuotaika pas tave būna, ar krenta tik tai energija ar ir gyvenimo džiaugsmas sumažėja? Sumažėja ir gyvenimo džiaugsmas. Tai jeigu būna geras oras, tinkantis pasivaikščiojimui, tai jaučiu, kad jau kai artėju prie namų, tai pakyla viskas. O, šaunuolė, tu turi savo būdą. Taip. Savo tokį gerą būdą. Bet žinai, kartais būna, kad negali pasivaikščioti. Kažkur skubi, taip, arba oras labai blogas. Taip. Supratau. Ir kaip tu jautiesi dėl to, kad tai kartojasi? Taigi kiekvieną dieną eini į darbą, taip, darbo dienom? Jo, jeigu būna, pavyzdžiui, tarkim, būna kartais, kad visa savaitė tokia. Tai jau penktadienį jau nesinori eiti į darbą ir penktadienį jau grįžtu ir tada nieko nebesinori. Tai dažniausiai šeštadienį arba sekmadienį, priklausomai nuo to, koks užimtumas, tada pusę dienos skiriu savo miške. Šaunuolė. Labai gerai. Miškas atgaivina greitai. Taip. Gerai, kad pas mus yra tų miškų ir Vilniui aplinkui toli važiuoti nereikia. Ne, jo, gerai, labai gerai. Ačiū tau, Raimonda. Tai tada mes darom pratimą visos kartu ir galvojam kiekviena apie save. Gerai. Kartosim žodžius paskui mane. Aš šiek tiek improvizuosiu pagal Raimondos situaciją, o visos galvokite apie save, apie savo tą gyvenimą. Ir pradėkim nuo karate taškų. Nors mano gyvenime daug rūpesčių, aš daug žmonėms atiduodu. Ir po darbo nelieka nieko sau. Aš pripažįstu ir priimu tai, kas vyksta mano gyvenime. Antras sakinys. Nors aš esu tarsi užburtame rate, nes į darbą reikia eiti kiekvieną dieną. Ir penktadienį jau išvis nesinori į jį eiti.
pripažįstu ir priimu tai, kas vyksta mano gyvenime. Ir paskutinis kartas, trečias. Nors po darbo aš visą laiką būnu išsekusi ir man reikia eiti iki namų pėsčiai, tai užtrunka, kol aš atstatau savo jėgas. Aš pripažįstu ir priimu tai, kas vyksta mano gyvenime. Labai gerai. Einam prie taškų ant kūno. Ir čia tik labai trumpai. Priimu, antakio pradžia, pripažįstu. Akies kraštas, aš priimu. Po akimi, pripažįstu tai, kas vyksta mano gyvenime. Po nosyte, viskas su manimi yra gerai. Virš smakro, aš nesu nei blogesnė, nei geresnė nuo to. Tiesiog priimu ir pripažįstu. Ir po pažasti tai, kas vyksta mano gyvenime. Įkvepiam, iškvepiam ir vėl leidžiam savo pabūti ramiai, pasižiūrėti, kaip kūnas reaguoja. Dar noriu priminti, kad šitas metodas EFT arba tappingas, jisai veikia mūsų visas dalis, tiek kūną, tiek mintis, tiek emocijas. Viską subalansuoja, harmonizuoja ir netgi kartais tai vadinu kaip meditacija, tokia aktyvi meditacija, nes mes liečiam save ir duodam dėmesio savo kūnui ir tokiu būdu mes būnam čia ir dabar. O meditacija tuo ir remiasi, kad būti čia ir dabar. Tai va, tai čia toks meditacijos būdas, galima taip pasakyti. Tai paprašysiu dabar kiekvienos įsivertinti savo, kas pasikeitė per šitą legalizacijos metodo pratimą. Ar kažkas, tarytum kažkoks poslinkis, liktais, ar kažkoks iškilo galbūt vaizdinys, kartais būna, kad prisiminimas vaizdinys. O Raimonda, tavęs prašau, tada pasigarsink ir mums gali pasakyti, kaip tu jautiesi. Dabar atlikau šitą procedūrą, tai žinok, Giedre, labai gerai jaučiuosi. Nes grįžau, tai šiek tiek energijos buvo trūkumas ir galvoju, ar čia man jungtis į seminarą ar ne, bet kažkaip labai norėjau ir dabar nesigailiu, nes nors ir padarėm vieną kartą, bet visai kitaip jaučiuosi. Labai džiaugiuosi. Verta buvo taip, o turėsite šitą įrašą, turėsite mano pratimą, video, kurį gausite dovanų ir galėsite kartoti, savo išmokti, netgi susirašyti galima tą visą tekstą ir savo naudoti kaip įrankį. Ačiū, Raimonda, pasitylink, dabar prašau mikrofoną ir einam prie trečio pratimo. Ir jis yra toks jau šiek tiek ilgesnis, labai panašus į tą, kurį rasite nuorodoj kaip dovaną. Ir labai tikiuosi, kad per šį pratimą pavyks dar labiau įsijausti į savo situaciją. Ir vėlgi, stuksenamės žodžiai parinkti bendri, nes aš juos surašiau galvodama apie jūs visas, apie tą bendrą situaciją, bendrą problemą. Ir mes skolinamės naudą iš tų žodžių, būna, kad kažkas labai paliečia, o kažkas galbūt mažiau. Tai dabar pradėsim stuksentis ir pasižiūrėsim pabaigoj, vėl galėsim užsirašyti ir įsivertinti, koks yra tas pokytis. Taip, tai vėl kartosit paskui mane. Nors aš esu fiziškai ir emociškai pavargusi, priimu ir myliu visą save. Antras sakinys. Nors man visko per daug. Priimu ir myliu visą save. Trečias. Nors aš jaučiu nerimą dėl savo gyvenimo.
Priimu ir myliu visą save. Taip. Einam prie taškų ant kūno. Viršugalvis, tas nuovargis. Akies kraštas. Aš tai pavargau. Yra visiškai saugu jausti šį nuovargį ir saugu jį paleisti. Taip, pokime. Man visko per daug. O dar tiek daug reikia padaryti. Virš smakro. Aš vėl nerimauju. Mano kūnas įsitempęs, jau raktikaulio taškas. Mano kūnas įsitempęs. Pajauskit savo kūną visos. Ir po pažastim bėgu, lėkiu ir negaliu sustoti. Bet taip dažnai būna. Taip, grįžti iš darbo ir vis tiek lėki. Einam viršugalvį. Ta našta ant mano pečių. Pajauskim tą naštą. Akies antakio pradžia. Ta įtampa mano kūne. Akies kraštas, aš ją paleidžiu. Įkvepiam. Taip, kvepuokit. Pokime. Yra visiškai saugu paleisti sukauptą nerimą. Renkuosi atsipalaiduoti po nosytę. Virš smakro ir kuo giliau aš atsipalaiduoju. Taip, raktikaulio taškas, tuo greičiau mano kūnas atsistato. Taip, ir po pažastim paleidžiu įtampą dabar. Šaunuolės, einam toliau. Nerimauju dėl ateities. Viršugalvis. Akies pradžia, antakio pradžia. Pergyvenu dėl praeities. Akies kraštas, nesurandu ramybės. Taip norėčiau nuo visko pailsėti, pokime. Po nosim skirti laiko savo, kaip Raimondai mišką išeiti. Taip. Virš smakro nuveikti kažką malonaus. Kas jums yra malonu? Raktikaulio taškas, neskubėti. Kaip norisi neskubėti? Kokia prabanga, ne? Ir po pažastim pabūti čia ir dabar. Šaunuolės, viršugalvis, renkuosi paleisti likusią įtampą. Ir dar giliau atsipalaiduoti. Antakio pradžia. Ir dar giliau atsipalaiduoti. Šaunuolės, akies kraštas. Paleidžiu norą kontroliuoti. Po akimis renkuosi pasitikėti gyvenimu. Kaip sunku, ne? Pasitikėti. Pasitikėti savimi, po nosytę. Ir virš smakro renkuosi susigrąžinti ramybę į savo širdį. Kaip gražu. Raktikaulio taškas, nes esu to verta. Taip. Ir po pažastim, čia ir dabar esu visiškai saugi ir aprūpinta. Taip, šaunuolės, dabar įkvepiam, iškvepiam ir pabūkim užsimerkusios. Šiek tiek pabūkim, pailsėkim. Taip. Šaunuolės, va žiūriu, kaip jūs visos laikotės. Šypsenos jau veide didesnės. Ir noriu dabar išgirsti jūs, koks yra jausmas po webinaro. Ar verta buvo ateiti? Prašau, pasidalinkit, man labai įdomu, nes aš jam ilgai ruošiausi. Ir kas norėtų pirma? Išjunkit mikrofoną ir tiesiog. Viena kita. Raimonda, galbūt tu pradėsi. Galiu ir aš. Labai gerai.
Jo, man tai patiko, viskas gerai, džiaugiuosi, kad čia atėjau, viskas labai aiškiai, konstruktyviai pateikta, labai smagu, kad turėjom praktinės dalis, kad galėjom pabandyti, nors aš esu jau tą pabandžius ir anksčiau, tai žinau, koks yra poveikis ir kaip tu man, Giedrė, padėjai, tai tikrai džiaugiuosi, kad ir šiandien atėjau, tai tikrai super, labai tau ačiū. Raimonda, pasakyk dar, kokie buvo pirmi tavo skaičiai? Aha, mano pirmi skaičiai tai buvo nuovargis tarp 6-7, nepasitenkinimas 2-3, o bejėgiškumas buvo kažkur tai apie 7. Aha, tai nemažas. Jo, tai va, nežinau, tas bejėgiškumas tai buvo toksai, nežinau, gal aš truputėlį kitaip ten, gal dar kitas situacijas aš įvertinau, tai turbūt taip abstrakčiai visiškai, tai tie skaičiai sumažėjo ir gerokai. Taip. Supratau. Na, labai džiaugiuosi, labai. Jo. Ačiū tau, Raimonda. Ačiū labai tau, Giedrė. Labai fainiai. Dėkoju. Inga, matau, kad jūs dviese norit pasisakyti. Mikrofonas išjungtas dar. Va. Tai va, radau. Gerai. Ir man kaip, ta prasme, kaip aišku, viskas pažįstama, mane tai išvis taip atpalaidavo, toks sniegas pradėjo imti. Tikėjausi energijos pliūpsnio, vienu žodžiu. Taip. Taip sakant, bet labai labai atpalaidavo. Džiaugiuosi. Galbūt pas tave yra jau toks sukauptas nuovargis ilgesnis. Pas mane taip labai sukauptas, vienu žodžiu, nes aš čia remontą pradėjau daryti, tai čia pusę būto teko išvežti, aš 2 savaitės čia nuo ryto iki vakaro, tai labai jau sukauptas, vienu žodžiu. Supratau. Aha. O kaip su tuo vidiniu nepasitenkinimu? Ar tu jį pamatavai? Ten buvo kažkaip nepasitenkinimas, gal jūs pradžioje apie nepasitenkinimą? Aš turbūt galavau. Aišku, tai gerai, o galbūt tada tu galėjai bejėgiškumą savo įvertinti? 4 įvertinau. Tai buvo bejėgiškumas 4, taip? O kaip dabar jautiesi? Sumažėjo iki 3. Aha, supratau, gerai. O kaip tau tiko, vat, Raimondos tą istoriją, kai mes darėm su jos atveju stuksenomis? Ar kaip jautėjai, ar kabino tave, ar tau tiko? Ne, manęs čia momentų nekabino, nes labai tokios specifinės problemos, kitokios, žinai, kadangi aš labai tą, kaip sakoma, remonto reikalus įsitraukus, čia tokios, žinai, ne kasdienės problemos, tai visai kitame dardu. Bet kaip ir sakiau, tada galima daryti, galvojant apie savo problemas ir apie savo tą remontą ir taip toliau. Dar noriu priminti, kad iš tikrųjų darbas grupėje, netgi tyrimais patvirtinta, kad yra dar netgi naudingesnis, efektyvesnis negu dirbant po vieną. Bet, pavyzdžiui, vienas su vienu. Nors atrodo, kad mes tą pačią problemą kaip ir aktualesnę problemą analizuotumėm, bet iš tikrųjų grupėje yra tas didesnis pokytis. Tai va dėl to tas grupinės programos irgi labai labai yra toks efektyvus būdas. Tai ačiū, Ingute, labai džiaugiuosi, kad atėjai šį vakarą ir gavai savo naudos. Atsiprašau, kad pavėlavau. Tai nieko, ką padarysi kartais, žinai, neišeina, nors ir norisi, bet nesigauna, bet galėsi pasižiūrėti įrašą, jeigu norėsi. Ir noriu paklausti Jurgitos ir Sandros, matau, kad jos dar yra prisijungusios. Ir kas iš jūsų dar pasisakytų? Sandra, Jurgita, Jurgita, prašau, įsijungiam. Tai pradėkim nuo Jurgitos, po to Sandra, gerai? Aš tai tokia apsisnargliaus biškį sergu, tai nenorėjau nešnekėti, nerodytis, bet, ką darysi.
Ačiū labai, labai fainas seminaras tavo šitas. Dėkoju. Toks priminimas man vėl apie tas technikas ir, nu, man tai kaip visada iš karto toksai palengvėjimas ateina, atlaisvėjimas. Džiaugiuosi, labai gerai. O klausyk, kaip pas tave su energijos kiekiu? Tai jeigu tu sergi, vadinasi, jis buvo toks tikrai prastas. ane? Jo, prastas iš Mhm. tikrųjų. Tai nežinau, 10 nenorėjau sakyti, nes jau čia galbūt visai mirtis, bet nu 9 tai tikrai. O kaip dabar? Ar įvyko Jo. kažkoks pagerėjimas? Nu, žinok, iš tikrųjų tai galėčiau sakyti 7. Tai vis tiek gerai. Taip. Taip. Tai va, o kas čia dar buvo, pasipriešinimo, tai, nu, užsirašiau 3, nes pasipriešinimas ne dėl technikų, o tiesiog, kad labai, nu, tų jeigu tingėjau, Taip, nežinau, dėl kaip čia savijautos. pasakyti. Jo, bet Supratau. liko 1. O, labai gerai. Ir bejėgiškumas tai buvo 8, tai dabar 7, nes vis Mhm. tiek užknisa sirgti. Tai, oi, kaip nesmagu. Tai linkiu pasveikti greičiau. Gerai, Jo, ir tada ačiū. naudok tapingą kasdienybėje, stenkis dažniau. Gerai, ačiū Dėkui. labai. Sandra, labai norėčiau išgirsti pasidalinimą. Nu, tikrai grupinis efektas, tai wow. Kai viena darai, nėra tikrai tokio efekto. Ir labai džiaugiuosi, tikrai taip irgi. 5 buvo visose srityse. Nu gerai, pabandysiu, nu dar kartą. Bet likau giliai nustebinta viskas, rytoj surinkojas ir einu dirbti darbų savo Wow. kasdienių ir tikrai, nu, toks energijos antplūdis ir, nu tikrai, wow. Labai džiaugiuosi. Džiaugiuosi. Sandra, ne pirmą kartą jau su šitom technikom turbūt susidūrus, ar? Susipažinau prieš, galvoju, gerus 3 mėnesius, bet, nu, šiek tiek padariau ir kaip viską, į stalčių. Į Taip, stalčių vis galvoju, reikia pasidaryti, bet kažkaip, kai padariau, nu, ne grupinėje dariausi, tai kažkaip, nu, buvo tas poveikis, bet ne toks stiprus, nu, galvoju, nu, dar vienas, nu, kada nors. Tai va šiandien viskas iš stalčiaus išsitraukiu ir super, fantastika, nu, tikrai, nu, kiek nedaug reikia atsistatyti save, nu, tik taip padaryti. Super, džiaugiuosi, kad atsiradote, net nežinau, iš kur pas mane. tai nieko nėra atsitiktinio. Tikrai taip, Labai paleist norą. Labai Tikrai džiaugiuosi. Ačiū, Sandra. Ačiū visoms labai ir kągi, jau yra 8 valandos. Mums laikas grįžti į šeimą, taip, arba tiesiog prie savo vakaro visų ritualų ar malonių veiklų. Ir dar kartą visiems dėkoju, o įrašą atsiųsiu tikriausiai jau rytoj.